kad matot vaizdinius. O kas iš jūsų pajutėt, kad tie vaizdiniai dažnai būna realesni nei šita realybė? Būna taip? Taigi šiandien mes kalbėsime apie tos vaizdinius, kuriuos jūs matote ir jie yra kartais netaip interpretuojami, kaip reikėtų. Taigi, kaip ir pristatė, esu Vytenis Sinkevičius ir mano kelionė prasidėjo labai įdomiai. Mano pirminis išsilavinimas yra menų magistras, vaizduojamųjų menų magistras, tačiau gyvenimas taip susiklostė, kad praktikavau kovos menus nuo 8 metų ir gavau labai stiprias traumas, įtrūko raiščiai, kairio peties, dešinio peties, negalėjau nulaikyti puodelio, vairuoti negalėjau ir aišku, sportuoti negalėjau ir tada supratau, kas tai yra depresija. Vėliau supratau, skaitydamas depresijos požymius. Ir aišku, kreipiausi į vakarų mediciną ir leido hormonus ir siūlė operaciją daryti, tačiau su kovos menais taip pat atėjo pas mane ir cugūn praktikos. Tai titicuan, aš girdėjau apie jas, aš nepraktikavau dar jų intensyviai. Ir aš nusprendžiau, kad aš nenoriu leistis vaistų, nenoriu aš daryti operacijos, nes paskui, kai tariausi su reabilitologais, kad vis tiek reikės paskui reabilituotis, reikės daryti visokias tai praktikas, mankšteles ir panašiai, tai nusprendžiau natūraliais būdais susitvarkyti save. Aišku, dariau eksperimentą savotišką su savim ir pradėjau taikyti cugūn terapiją, cugūn praktikas, tai či, judesius, mitybą, aišku, maistinės medžiagas ir krūvį. Daviau savo krūvį pečiam, pradėjau kelti štangas, pradžioj tik tai grifo štangos, paskui po porą blynų užsidėjau ir taip didinau svorį, skaudėjo. Uždegimą nuiminėjau įvairiais būdais ir tokiu būdu per gerą pusmetį susitvarkiau pečius. Po to gyvenimas taip lėmė, kad pardaviau savo verslus tuometinius ir išvažiavau į Kiniją. Gyvenau, mokinausi Pekine, Kundavel institute. Taip pat tapau kinų vaizdinių medicinos specialistas, grįžęs į Lietuvą masažo. Įvairias technikas studijavau, gydomąjį masažą, spa masažą, tuina masažą, visceralinę terapiją ir, aišku, esu Junjuan Cugūn praktikas ir astrologas taip pat. Ir taip sukūriau Astro Cugūn sistemą. Taigi šiandien norėčiau papasakoti, kas įvyko per dešimtmetį. Praktiškai prieš 10 metų buvo parašytas straipsnis, beje, su Klaipėdos universiteto kolegomis Rita Vaicekauskaitė, Dalium Serafinu ir Algimantu Kirkučiu. Buvo parašytas straipsnis šią temą ir daug naudosiu medžiagos iš šito straipsnio, aišku, nebus atnaujinta. Ir žinoma, padėka yra mano mokytojui, meistrui Sumintanui, kurio esu asmeninis mokinys ir turiu gilesnį tokį išventinimą į daoistinės, budistinės praktikas. Taigi šaltinis yra informacijos jisai, apie ką šiandien kalbėsios. Na ir šiai dienai mes turime tokią dilemą, kuomet žmogus susirga ir jam įvyksta kažkokios tai problemos pasigyvenime, yra tokie du keliai ir jie žiūri į skirtingas puses, nors turėtų žiūrėti vieną pusę. Tai yra Hipokrato, priesaiką duoda mūsų gerbiami medikai ir Hipokratas jisai skaitosi kaip holizmo atstovas, tačiau su laiku išnyko tas požiūris, kurį turėjo Hipokratas mūsų šiuolaikinėje medicinoje. Ir dešiniai matote bijančiai meistrą kinų medicinos senovinės atstovą. Ir čia yra meistro Sumintano šaltinis, iš ko ką jisai tyrinėdamas, pavadinkim, tą cugūn terapiją, kuri liaudyje yra žinoma pasaulyje, pavadino terminą kinų vaizdinių medicina, atgaivindama šito meistro darbus. Bet du požiūriai ir skirtingos kryptis, bet iš tikrųjų turėtų būti tas pats tikslas. Taigi, kodėl taip nėra? Patyrinėkime. Na ir kiekvienas iš mūsų, jeigu turim fizinį kūną, anksčiau ir vėliau mes pateksime į kažkokio fizinio kūno problemas. Taip, jisai toks yra tas mūsų kūnas. Ir šitas gyvenimas, kančia su laime yra kartu. Ir anksčiau ir vėliau mes įlipsime į kažkokią duobę, į kažkokią pelkę. Taigi, kaip matote, baronas Minhausenas ištraukė save kartu su arkliu.
ar mums taip pat pavyks tai padaryti? Kokie įrankiai yra tai padaryti? Taigi, patyrinėkime papildomą ir alternatyvę mediciną. Kaip ir prieš 10 metų, taip ir dabar pasaulyje nėra vieningos papildomos ir alternatyvios medicinos apibrėžties ir klasifikacijos sistemos. Įvairios organizacijos ir institucijos bandė sukurti klasifikavimo sistemą, kaip JAV nacionalinis papildomos ir integracinės sveikatos centras arba pasaulinė sveikatos organizacija. Na ir PAM terminas apima keletą sąvokų, taip, tai papildoma medicina, alternatyvi medicina, integratyvi medicina, natūrali medicina ir holistinė medicina. Ir vėlgi priklausomai nuo to, koks yra PAM atskirų metodų santykis su tradicinė medicina, skiriamos 3 PAM terapijų ir medicinos sistemų grupės. Ir vėlgi pasaulyje nėra vieningos PAM klasifikacijos sistemos pagal terapijų tipus. Taigi pirma grupė yra geriausiai žinomos vakarų pasaulyje terapijos, kurios turi diagnostikos metodus, yra pažangiai reglamentuotos, turi daug moksliniais tyrimais grindžiamų efektyvumo įrodymų, dažnai vadinamos 5 didžiosios terapijos – osteopatija, chiropraktika, akupunktūra, homeopatija, fitoterapija. Antra grupė terapijos, kurios naudojamos papildyti tradicinės medicinos gydymui, bet neatlieka diagnostikos, tai reiškia neturi savo sistemoje diagnozavimo. Aromaterapija, masažas, konsultavimas, aleksandroterapija, refleksoterapija, meditavimas, šiatsu masažas. Trečia grupė terapijos, kurios siūlo diagnostikos ir gydymo paslaugas, jos turi unikalią filosofinę sistemą, kuri nėra susijusi su tradicinės medicinos mokslu. Jos skaitomos 2 subgrupės, tai ajurveda ir tradicinė kinų medicina. Na ir trečia, iridiologija, kinezioterapija, virgulės, bioenergetika, radioninė terapija. Kas yra kinų vaizdinių medicina? Terminas buvo pakeistas iš vaizdinių medicinos meistro Sumintano kinų vaizdinių medicina, nes jinai integruoja pagrindinius kinų tradicinės medicinos aspektus. Taigi tai yra unikali holistinė pažangios medicinos mokslo šaka, jie turi savo teorinę sistemą, diagnostiką, poveikį, prevenciją, profilaktiką, susiformavusi atgaivinus ir išplėtojus senovės kinų gydytojo Bienčiue ir Huato diagnostikos bei gydymo metodus. Meistro Sumintan pastangomis kinų vaizdinių medicina šiandien yra oficiali pripažinta tradicinės kinų medicinos dalis. Diagnostika buvo vadinama vidinio atspindžio metodika. Tai yra širdis vaizdinių medicinos, jos diagnostika ir poveikis per vaizdinį. Kinietiškai vaizdinių medicina Yixian Yixiu, kas reiškia proto vaizdiniai. Nuo seno yra žinoma, kad pakeitus vaizdinį galima pakeisti žmogaus gyvenimą. Sakoma, žmogus turi perspektyvą arba neturi perspektyvos, jisai mato viziją. Jeigu jisai mato tą viziją, jisai savo veiksmais, nuosekliai darydamas disciplinuotai, prieis prie tos vizijos. Taigi, vaizdinys yra pirminis komunikacijos metodas, tik ilgiau susiformavo kalba ir rytietiški visi hieroglifai, tai vaizdinio interpretacijos, jeigu patyrinėtumėt. Kinų vaizdinių medicina ir tradicinė kinų medicina. Kinų medicinos yra tokios 2 kryptis. Tradicinė kinų medicina remiasi Geltono imperatoriaus traktatu. Buvo kultūrinė revoliucija Kinijoje ir Mao Dzedunas žiauriai pasielgė su meistrais iš tikrųjų ir buvo daug meistrų išžudyta. Ir meistras Sumintanas atgaivino tą, reiškiasi, daktaro Bienčiui mediciną, buvo rasta visai neseniai jo knyga, buvo sunku pagrysti šitą metodą, bet kai buvo rasta knyga, kaip ir Geltono imperatoriaus traktatas, taip ir Bienčiui knyga pagrindžia šitą metodą istoriškai, nors jis yra žinomas kaip toks daktaras, bet anksčiau jis buvo toks kaip alegorinė biškelė asmenybė, bet po to dokumento radimo jisai buvo įteisintas kinų tradicinė medicinai. Kinų vaizdinių medicina tai kinų tradicinė medicinos dalis, kartu ir inovacija, kuri priskiriama senovės kinų daktarui Bienčiui 400-300 metai prieš mūsų erą ir praktikuojantis kinų vaizdinių medicinos specialistas, suvokdamas ir perduodamas informaciją, atskleidžia ir išvysto aiškiaregystės galimybę matyti vaizdinius, vaizdiniais perduoti informaciją ir keisti blogą vaizdinį geriau. Kas yra vaizdinys? Vaizdinys turėtų būti suprantamas kaip šis tas daugiau nei reprezentacija. Tai yra kvantinio lygmens reiškinys. Kalbant apie kinų vaizdinių mediciną, svarbu nesusiaurinti vaizdinio sąvokos, nes vakarietiško pasaulio mokslinėme mąstyme vaizdinys dažnai yra sudaiktinamas.
Sartreo vaizdinio fenomenologijoje kritikuojama naujųjų laikų filosofija, kurioje mentalinių vaizdinių sritis traktuojama analogiškai daiktų sričiai. Sartreoj vaizdinys yra tam tikras sąmonės tipas. Vaizdinys tai aktas, o ne daiktas. Jis yra kokio nors dalyko sąmonė. Ir iš tikrųjų, kuomet Kundavėlį ateidavo mokintis medikai ir jiem buvo liepta matyti vaizdinį širdies, pavyzdžiui, jie matydavo atlasą. Ir reikėdavo labai daug laiko, kol jie pradėjo matyti vaizdinį, energiją ir informaciją ir fiziologinį vaizdinį širdies, nes jie tiesiog matydavo atlasą. Ir čia matote pačioje Barbara Ann Brennan vizualizacijos įvairių subtilių mūsų kūnų. Taigi, kinų vaizdinių medicinos diagnostika, pulso diagnostika, ritmas, energija, vaizdinys. Nereikėtų maišyti pulso diagnostikos kinų vaizdinių medicinos su kinų tradicinės medicinos diagnostika. Jis yra panaši pulso diagnostika, bet mes žiūrim daugiau energiją, kaip vaizdinį, ritmą ir organų vaizdinį, keliaujame, reiškia, meridianais po kūną ir kiekvienas meridianas atitinka tam tikrą organą ir taip pereinam struktūriškai per visą organizmą. Diagnostika ranka. Jeigu vaizdinys reikalauja energijos, kad jį matyti, tai ranka visada čia šalia ir ją irgi reikia vystyti. Yra specialios technikos cugūn praktikoje, kaip ją vystyti. Diagnostika kūno irgi mes galim susitapatinti su žmogum, lygtais įlipti jo batus ir pajausti, kas vyksta jame. Irgi tą galimybę mes galim išvystyti. Ir tradiciniai kinų medicinijos, reiškia, paciento diagnostika, klausiant, apžiūrint, užuodžiant, apčiuopiant, taip ir tyrinėjant sapnus. Palpacija, tai apčiopos principas, tuina masažas kinų tradiciniai medicinoje naudojamas. Yra, žinoma, gyvenamosios erdvės diagnostika, dažnai sargdina ir aplinka. Vaizdinio diagnostika, sekantis etapas – tuštumos lygmuo, yin ir yang lygmuo, usin lygmuo. Visur čia yra vaizdinio formos, mes paskui dar kartelį tyrinėsime pavyzdį, tai daugiau apie tai kalbėsiu. Gyvenimo lygmuo, tai fizinis, energetinis sielos lygmuo, tai fizinis vidiniai pakitimai fizinėme lygmenyje, energijos lygmuo, rūko energijos kokybė kanaluose, šviesos energijos kokybė vidiniuose organuose ir energetiniuose centruose ir kundalinį kanalo kokybė kaip vaizdinys. Dvasinis kūnas, informacija ir likimas. Taigi, žiūrint iš vakarų medicinos ir mokslo pozicijos į vaizdinių mediciną ir apskritai holistinę mediciną, matome tokius du skirtingus požiūrius. Vienas yra požiūris, kad žmogaus sveikata kaip mechanizmas, kitas požiūris, kad žmogaus sveikata kaip sodas, kaip integratyvios būtybės šitame kosmose, šitoje visatoje santykėje su Žeme ir su visais gyvais padarais. Kinų vaizdinių medicina integruoja pagrindinius tradicinės kinų medicinos principus, tai usin 5 judesių elementų sistema, vanduo, medis, ugnis, žemė, metalas. Ir turbūt, kas tyrinėjote kinų tradicinę mediciną, žinot šitą principą, tai yra tas palaikomasis ratas, kontrolės ratas ir mes rasdami silpną vietą, kažkur yra silpna vieta, pavyzdžiui, dažniausiai inkstai, pas daugelį žmonių būna silpna vieta ir tada inkstai, jeigu silpni, neduoda kepenim energijos ir netinkamai kontroliuoja širdį ir žmogus gali perkaist, pavadinkim, širdis tampa nekontroliuojama, nes čia vanduo, kuris kontroliuoja širdį ir, pavyzdžiui, laimės niekada nebus pa žmogų, jeigu jisai bus per daug, reiškiasi, perkaitės, pas jį bus nerimo daug, ne? Arba tiesiog emocijų perteklinių ir jeigu jisai bus per daug atšalęs, tai baimės pas jį, aišku, bus daugiau. Taigi tiesiog labiau prastai žiūrim inkstų ir širdies vaizdinį ir stengiamės lygtais uždėti širdį ant inkstų, inkstus ant širdies ir va taip maišom tas dvi priešingybės, maksimalų yin, maksimalų yang. Tai tokia va trumpa metodika. Gyvenimo modelis, kurio remiasi vaizdinių medicina, tai fizinis lygmuo, energinis ir sielos lygmuo. Fizinis, tai fizinė sistema, anatominiai organai, diagnozuojama fizinėme lygmenyje ir identifikuoja blogą būseną vaizdinį fizinio organo, taip yra vaizdinys. Ir jisai gali būti keičiamas į teisingą
pirminį organo vaizdinį, tą pirminę matricą, organizmas ar konkretus organas grąžinami į sveiką būseną, suteikiant jiems teisingą vaizdinį. Energinis lygmuo, energetinė visa sistema, kuri yra išanalizuota labai stipriai tradiciniai kinų medicinai, tai yra kanalai, meridianai, akupunktūriniai taškai ir faktas, kad energija čia stimuliuoja mūsų organizmo darbą. Ir lygos gali būti taip pat ir energetinės lygos, taip, kurios veda prie fizinių. Ir sielos lygmuo, informacinė sistema, tai dvasinė, emocinė, intelektualinė organizmo veikla, taip pat ir energijos apsikeitimas, taip pat komunikacija tarp organų. Taip, nes jie komunikuoja. Kiekvienas organas turi komunikaciją su kitais. Informacinė sistema tai lyg tinklas informacinių jungčių, kažkiek susiję, aišku, su nervinė sistema. Ir pagal energetinius centrus yra skirstomos ir lygos. Taip, apatinio energetinio centro, vidurinio energetinio centro, viršutinio energetinio centro. Ir ten, kur tinka apatinio energetinio centro metodika, viršutiniam jau ta metodika nebetiks, čia jau žymiai subtiliau. Taigi, lygų tipai, skirstomos lygos vaizdinių medicinoje į 7 tipus ir pateikia metodus šitą metodiką, kaip jom pašalinti. Tai lygos būna fizinės, energinės ir dvasinės. Fizinės taip pat energinės, fizinės dvasinės, energinės dvasinės ir visas trejetukas fizinės, energinės dvasinės, kas dažniausiai ir pasitaiko. Ir kalbant apie energiją, jeigu mes kalbam apie energiją iš maisto, tai visų pirma reikia suprasti, kad tai turi veikti mūsų ląstelė. Mūsų maistas patenka į organizmą, absorbcija vyksta žarnyno lygmenyje, paskui ląstelės lygmenyje ir mūsų energijos jėgainės, mitochondrijos, kaip tokios degimo procesas ten vyksta ir iš maisto mes gauname energiją. Bet labai svarbu, kad ląstelės membrana nebūtų užblokuota, nebūtų bloko ląstelės membranoje, nes kitaip, reiškiasi, nepraeis maistinės medžiagos ir toksinai neišeis iš ląstelės. Taigi mums reikia grąžinti ląstelę, kas liečia fiziologiškai, į šitą pradinę įprastą funkciją, minkšta ir lanksti membrana, tai greitas maistinių medžiagų patekimas į ląstelę ir toksinų šalinimas. Ir aišku, tada automatiškai energijos išgavimas taip pat gerėja, nes mitochondrijos taip pat turi membranėlės, kurios yra iš riebalų rūgščių, todėl labai svarbu stebėti balansą tarp omega-6 ir omega-3, kuris turėtų būti 3:1. Toliau neriam giliau į kinų ir japonų tradicijoje energiją vadinama chi-ki, vediniai kultūrai prana, senovės graikai pneuma tai vadino, tai susiję yra su kvėpavimu, taip, su ta energija, kuri tvyro atmosferoje, tai yra gyvybinė mūsų energija ir jinai skirstoma, žinot, jau į yin ir yang, tai bazinės visatos chi energijos. Kinų vaizdinių medicina skirsto energiją rūko, šviesos ir transcendentinę. Rūko gyvena kanaluose meridianuose, šviesos energija gyvena organuose ir centruose energetiniuose ir transcendentinė gyvena kundalinį kanale. Taigi, trumpas toksai apibrėžimas, kaip mes dirbam su energija, kaip darome energinį poveikį, kad padėti žmogui. Tai yra kinų vaizdinių medicinos pagalba ir Junyo Tsugun praktikų pagalba išvalome organizmą nuo fiziologinių kažkokių tais blokų, taip, ir užsistovėjimų ir taip pat energetinių, stimuliuojam jos tėkmę, energijos tėklę, didėja energinių centrų talpa, to apatinio, vidurinio, viršutinio ir, aišku, praeinamumas bazinis ir, aišku, balansuojam yin ir yang balansą ir, reiškiasi, žmogus tai pradeda priimti geriau ir tą psichinę arba transcendentinę energiją, kurios beje sutrikimas, tos transcendentinės energijos cirkuliacijos yra dažna ligų priežastis. Energijos valdymą išplėtojo labai puikiai Tsugun praktika, Qi Gong, netgi pavadinimas, Qi energija, Gong darbas. Įvairios yra kryptis, konfucianiškas, daosų, budistinis, medicininis, kovos menų, mokslinis. Mano praktikuojamas yra Junyo Tsugun. Tai yra labai glaudžiai sąsaja glaudžios yra su Šaolino vienuolynu ir kaip matote, va štai čia yra princas Kimnara, Šaolino vienuolinė jo statula yra, tai meistro Sumintano protėvis, Šaolino vienuolino ir Junyo Tsugun sistemos Hufa sergėtojas. Tai kaip matote, kūnas čia ir štai čia vat, yra iš Baihui ir iš Kundalini išeina sąmonė ir vat, sąmonė kažkur tais ten, kūnas čia. Taip.
Taigi, Junyuan Tsugun praktika ir kinų vaizdinių medicina. Reikėtų pabrėžti, kad neįmanoma praktikuoti vaizdinių medicinos, nepraktikuojant Tsugun praktikos. Ir tai yra labai svarbu ir savisaugai, ir įgūdžių lavinimui. Taigi, Junyuan Tsugun tai paprastas mokslas apie gyvenimą pagal Siumintaną. Paprastas, nes jis yra mokslas, nes mes tyrinėjam. Dėl to mes esam tyrinėtojai, Kundavel, tyrėjai. Mes tyrinėjam save. Tyrinėdami save atskleidžiam visą visatą, nes mikro-makro kosmosas yra tas pats. Taigi, žodis Jun verčiamas kaip centras, vidurio kelias, bet taip pat yra Junyuan, tai lyguma vidurio Kinijoje, geografinis tos vietovės, iš kur kilo ši Qigong kryptis pavadinimas. Prieš daugelį metų taip vadinosi labai didelė Kinijos centre esanti provincija, ten yra garsus dabar Šaolino vienuolynas. Taip pat reikėtų trumpai pabrėžti, kad labai svarbu kartu su Tsugun praktika derinti ir Taidzuan praktiką. Tai yra kaip viena įpylė į stiklinę ir išgėriai. Qigong ir Tai Chi praktika atskleidžia žmogaus holistinę anatomiją. Jinai pas kiekvieną yra, bet reikia ją aktyvuoti. Aš irgi juokauju, kad esu gimęs Lietuvoje, bet mane aktyvavo Kundavel institute. Qigong ir Tai Chi praktika išugdo gydančias rankas. Džonas Zimmermanas itin jautrių kvantinės interferencijos matuoklių nustatė, kad terapijos metu iš Qigong meistro rankų sklinda nuo 6 iki 10 Hz magnetinės prigimties elektromagnetinės bangos ir dalelės. Rankų spinduliuotės dažniai atitinka žemės rezonansinius dažnius ir smegenų alfa ritmą. Ir pagal reiškiasi hercus, kaip matote, yra gijimo procesas. Gydančios rankos aktyvuojasi. Ir Qigong praktika aktyvuoja proto akį, trečią akį. Taip, jinai yra konkorežinėje liaukoje, tai nuo konkorežis, buvo konkorežio dydžio matyti anksčiau, dabar razinos dydžio, tiesiog mes jos netreniruojam. Įvairiais būdais mes ją galim užvesti ir labai negaivališkai matyti vaizdinius, kažkokias vizijas, bet labai aiškiai nukreipti savo dėmesį ir matyti vaizdinį. Vaizdinys yra tikriausia diagnostika, nes žodžiai jie yra įvairiai interpretuojami, o vaizdinys, jeigu žmogus pamato viziją, jisai turi jausmą savyje, emociją. Ir ta emocija užfiksuoja jame atmintį. Mes taip netgi atsimenam geriau per istorijas, ne? Net Kristus, kuomet sakydavo kažkokią koncepciją, paskui jisai istoriją papasakodavo, nes istorija jinai įauga į mūsų struktūrą. Patyrinėkime kinų vaizdinių medicinos poveikio planą. Taigi viskas prasideda nuo kelių etapų – valymas, stimuliavimas, atstatymas ir palaikymas. Taigi valom storai, plonai žarnyną pagal programą, pagal sudarytą programą kepenys, inkstai, blužnis, kraujas, limfa, parazitai ir energinis valymas. Taip pat energijos stimuliavimas sekantis etapas. Tai tuina masažas naudojamas kinų tradicinėje medicinoje, labai puikiai technika. Kanalus meridianų stimuliuojant, meridianų ir akupunktūrinių taškų aktyvavimas, viso kūno energinio praeinamumo skatinimas ir 4 pilvo taškų sričių stimuliavimas. Tai yra nuo bambos atskaita bamba ir 4 pirštai žemiau. Nuo bambos į apačią yra energijos stimuliavimas, kad daugiau energijos būtų. Nuo bambos į kairę ir į dešinę per 4 pirštus yra energijos paskirstimas, kad geresnis būtų tekėjimas, stimuliuojami taškai. Ir 4 taškas virš bambos, tarp saulės rezginio ir bambos, energijos balansui, yin ir yang balansui. Toliau atstatymas. Dabar kaip pavyzdį imam širdies regeneraciją. Mes prašome vaizdinio konkrečiam žmogui, pirminės matricos širdies vaizdinio, kuris yra nesugadintas žmogaus likimo, mąstymo. Gaunam tą vaizdinį, dedam, reiškiasi, į žmogaus širdį, į tą sergantį vaizdinį, okupuoja sergantį vaizdinį sveikas vaizdinys. Ir paskui reikia įtvirtinti tą vaizdinį taip, kad organizmas priimtų tą informaciją. Taigi mes ką darom, reikia energijos. Tai visų organų aktyvavimas, blogos energijos išėmimas, šalčio energijos išėmimas, blogų informacinių jungčių nuėmimas, komunikacijos blogos nuėmimas, tinkamo klimato nustatymas tarp organų, taip, kad visi palaikytų šiuo atveju širdį. Ir, reiškiasi, vaizdinio keitimas, vis, nes būna tas naujas vaizdinys, vis išlenda senas vaizdinys. Dėl to mes turim savo sąmonės jėgą pakeisti vaizdinį ir po to regeneraciją įtvirtinam, didėja, mažėja. Tokia technika, organas didėja, mažėja, didėja, mažėja.
Sekantis etapas palaikymas, aišku, cigūn praktika, individualios programos, grupėse galima praktikuoti, taip pat labai svarbu grupės energetika, jeigu grupėje stiprus praktikuojantis, ateina sergantis žmogus, jisai pradeda sveikti tiesiog praktikuodamas toj grupiai. Tai veikia agregoras, nes Junyan Sugun, jisai turi labai gilę tradiciją daoistiniai, budistiniai kultūrai ir tūkstantmečiai jau bodhisattvos yra šitoj mokykloje, tai yra tie vadinami šviesos mokytojai, kurie yra nesutiko išeiti šito pagal budizmo filosofiją iš šito pasaulio ir liko tarp tų pasaulių, kad padėtų mum iš užuojautos pozicijos, nes jie praėjo tą kelią, jie išsilaisvino iš šito pasaulio ir mes būna kreipiamės į tas būtybės, tai jau sunku apie tai kalbėti tam žmogui, kuris to nepraktikuoja, bet yra agregoras, taip, pavyzdžiui, vakarų medicinos agregoras, ne, ir mes iškart suprantam, apie ką tai mes kalbam, ne, tai yra ir Junyan Sugun agregoras. Ir jisai turi tūkstantmečius tradiciją. Žinoma, mitybos organizmo valymo metodika, kraujo tyrimus, kuomet mokinausi Kundavėl institutė, jie su laboratorija bendradarbiaudavo ir darydavo kraujo tyrimus laboratorinius taip pat. Tai aš čia bendradarbiauju su Vitas laboratorija ir rekomenduojam daryti sauso kraujo lašo tyrimus, stimuliuoti imunitetą ir kartais reikia taip pat ir daryti namų feng shui. Čia yra paminėtos lygos, kurios šalinamos kinų vaizdinių medicinos pagalba ir ypač lėtinės lygos, kuriom beje vakarų medicina neturi vaistų lėtinėm ir degeneraciniam lygom. Ir aišku, įvairios informacinės lygos, tai yra stipriausias poveikis kinų vaizdinių medicinoje tom informaciniam lygom ir energiniam lygom. Patyrinėkime atvejį vieną giliau. Eglė, 38 metų, Vilnietė. Sveikatos istorija, žmogaus papilomos virusas, pašalinta gimdos kaklelio dalis dėl onkologijos pakitimų ir vartojo vaistus medrolis, skausmas inkstuose po vaistų vartojimo. Reikia žinoti, kad cheminiai vaistai, jeigu mes juos naudojame, reikia būtinai paskui juos išvalyti iš organizmo, iš inkstų, iš kepenų. Ir nieko blogo kartais vartoti vaistus, kai jų tikrai reikia. Tai yra toks savotiškas blitzkrieg, žaibiškas karas, bet paskui mums reikia išvalyti tą cheminę medžiagą tom natūraliom priemonėm. Taigi, pulso diagnostika buvo atlikta ir vaizdinio diagnostika, matomas buvo tamsus vaizdinys, taip, reiškiasi, švarus vaizdinys tai yra švarus lapas. Jeigu mes kažką matom, ypač jeigu yra juodos tamsios spalvos, vadinasi, yra problema. Silpna funkcija šalčio energija. Labai svarbu išvalyti šalčio energiją pastoviai. Kiekvieną dieną mes praktikuodami, darydami fizinius pratimus, gamtoje būdami, valydamėsi organizmą, maistinės medžiagas subalansuotas vartodami, cigūn praktiką darydami jogą, išvarom šalčio energiją, nes jinai pradeda kauptis organizme ir jinai sukelia daug ligų. Gimdoje ir gimdos kaklelėje, inkstuose, kepenyse, skrandyje, blužnyje ir skydliaukėje matomas ir jaučiama šalčio energija, tiek su ranka, tiek vaizdinio forma. Ligos priežastis pagal fizinį, energinį ir sielos lygmenį. Taigi, fiziniam lygmenyje pašalinta gimdos kaklelio dalis, pokyčiai kepenų struktūroje buvo pastebėti ir energinis blokas gimdos ir kryžkaulio srityje. Gimdoje, kepenyse žemas energijos jan kiekis, tonusas žemas inkstuose. Ir sielos lygmuo bloga jungtis, apie tai dar parodysiu detaliau, kas tai yra. Tai yra komunikacija, ta bloga, hipofizė, skydliaukė, kepenys gimda, beje, pas daugelį moterų yra ta pati problema ir tai baigėsi skydliaukės problemom, kepenų problemom, širdies problemom, perdėtų emocingumu, minčių sukimu galvoj ir su moteriškais prasideda problemos. Ir ant širdies ir galvos juodi taškai, tai yra informacijos tos jungtis, blogos jungtis, kurios išlenda kaip juodi taškai ant galvos. Yin-yang balansas, kaip pas moterį daug yang energijos ir usin balansas tarp 5 elementų, tai inkstai kepenis blogas ryšys ir kepenis blužnis blogas ryšys. Sekantis etapai. Palpacija, tai paspaudžiant tam tikras vietas, nes aš kai matau vaizdinį, paskui aš tikrinuosi ranka, didelis skausmas Yunsuan akupunktūrinis taškas pėdos srityje, turbūt žinot, inkstų indikacija, gaktos, kryžkaulio ir gimdos srityje, širdies srityje ir abiejose galvos pusėse skausmas. Diagnostika ranka, šaltis apatinėme dantenėje, inkstuose ir tradicinės kinų medicinos diagnostika, klausiant, apžiūrint ir
užuodžiant, sapnai labai vyriška moteris, ji tikėjo, kad jinai buvo karė praeitam įsikūnyme ir aišku teisininkė labai tokia konfliktinė atmosfera. Kiek dar laiko turim? 5 minutės. Taigi va štai čia matote vaizdinį nupieštą ir va štai čia yra ta informacinė jungtis, kuri keliauja nuo smegenų per skydliaukę, praeina širdį ir iki moteriškų nueina. Tai mes tiesiog dedam vieną ranką, kur prasideda ta jungtis, kitą ranką, kur baigėsi ir su specialiom mantrom naikinam tą jungtį. Štai čia yra diagnostika vakarų medicinos, kurią taip pat taikau. Palyginimas su, reiškiasi, vakarų medicinos diagnostikai ir tyrimais. Tai vat, kaip matote, onkocitologinis tyrimas, žmogaus papilomos virusus, nustačius pokyčius kepenų struktūroje, jinai patvirtino, kad serga gelta, nes matėsi, kad kepenų struktūra yra netolygi. Na, toliau poveikis valymas buvo atliktas organizmo, energinių blokų šalimas, įvairios mantros, kaip matote, naudojamos, Kong, Hua, Tong, Bien, jas mes praktikuojame garsiai, o paskui kaip mentalinę formą paleidžiam su impulsu. Stimuliavimas 4 taškų, organo prabudinimas, gimdos prabudinimas ir atstatymas. Kepenų regeneracija, blogo ryšio pašalinimas, gimdos regeneracija ir aišku Junjian Tsugun praktikos. Ir rezultatas atliktas onkocitologinis tyrimas, pakeitimų ir piktybinio naviko nėra. Ji pradėjo priimti save kaip moterį ir pakeitė darbą į mažiau įtemptą, mažiau stresuotą. Vėliau galutinai pasveiko nuo geltos. Taigi išvada kinų vaizdinių medicina šiai dienai praktikuojama ir naudojama kaip papildoma holistinė terapija, vėliau stiprėjant jos profesionalizacijai, orientuotai į reglamentavimą ir mokslinius tyrimus, kinų vaizdinių medicina galėtų būti praktikuojama ir naudojama kaip alternatyvi terapija ir tapti reikšminga integratyvios medicinos dalimi. Taigi aš kaip tyrėjas ėjau toliau. Pradėjau tyrinėti astrologiją, mano mokytojas buvo teosofas, supratau, kad Lietuvoje labai stiprios yra teosofijos šaknis, yra agnijogo šaknis, tai Rericho bendrija, Vidūno darbai, pradėjau tyrinėti Egipto astrologiją, Hamburgo astrologiją, pridėjau dar 7 energetinius centrus, bioenergetiką, psichometriją ir kraujo linijas, nes pastebėjau, kad labai daug ateina iš tėvų, ne tik iš tėvų, bet iš 7 kraujo linijų ir reikia mokėti valdyti šitą informaciją arba bent jau nustatyti. Ir tai buvo sukurta Astro-Tsugun diagnostika ir poveikis. Tai, kaip matote, astromedicinė diagnostika naudojama, bioenergetika, kinų vaizdinių medicina, ką kalbėjau, kraujo tyrimai, ligos priežasties nustatymas esmė yra ir poveikio plano sudarimas. Ir esmė yra valymas organizmo, nes pastebėjau, kad išvalius tiesiog storai, plonai žarnyną, kraują, organus ir energiją pastoji švarę laikant ir maistinės medžiagas subalansavus, mes daug galime išvengti ligų. Ir labai puikiai pritaikiau savo veikloje sauso kraujo lašo tyrimus, tai yra omega-6, omega-3 balansą, nustatančius uždegimą, pralaidumą ląstelės, tai yra labai, manau, esminiai dalykai kraujo tyrimuose ir ypač mityboje. Ir mes galim labai paprastai tai kaip specialistai naudoti, dirbti su laboratorija. D vitamino ir ilgalaikio cukraus, apie ką kalbėjo Colin Robinsonas. Antro tipo diabeto prevencija ir reikėtų suprasti, kad tai yra auksinio standarto tyrimai, ne plazmos tyrimai, o ląstelės tyrimai, tai jie yra žymiai tikslesni. Na ir mano kvietimas nuo tokios opozicijos pereiti į bendradarbiavimą. Ir manau, kaip astrologas tiksliai žinau, kad vandenio epochoje gyvenam ir integracija neišvengiama. Taip, iš tik laiko klausimas, kuomet, tai įvyks, bet kol kas mes dar tam procese. Taigi ačiū už jūsų dėmesį ir jeigu turit klausimų, lauksiu jūsų. Ačiū labai. Ar turime klausimų? Pakelkite ranką, o aš galiu tada, Vytenį, aš užduoti klausimą. Ačiū už įdomų pranešimą. Ir klausimas būtų, mes kalbam dažnai apie balansą tam tikrą, ar ne, apie tai, kad mintis materializuojasi ir tu apie tai kalbi. Toks labai paprastas klausimas, tai ką visgi pirma reikėtų pradėti gydyti? Ar kūną, ar sielą? Aš suprantu, kad galbūt atsakymas bus holistinis greičiausiai ir kad kaip ir mes esame vienas organizmas, bet visą laiką norisi nuo kažko pradėti. Tai tavo manimu nuo ko reikėtų? Ar nuo kūno, ar nuo sielos?
klausimą atsakau, kodėl jūs čia esat, kas jūs čia atvedė? Jūs žinojate taip, kad, ta prasme, čia vyks kažkokios tai patarimai, kažkokie tais, galbūt patys turite kažkokias tai problemas, ieškote, ne, mokotės, norite tapti taip pat, galbūt gydūnai, esate galbūt jau specialistai. Tai vadinasi, jūsų sąmonė jūs čia atvedė. Taigi atsakymas būtų, nuo sąmoningumo reikėtų pradėti. O kur sąmoningumo šaknis yra? Sąmoningumo šaknis yra Dievas. Kiekvienam jisai yra skirtingai suvokiamas, bet visos ligos yra nuo praradimo to ryšio su aukštesnė instancija, su mūsų, na, dangaus tėvu, pavadinkim taip. Kiekvienam jisai yra savitas, kiekvienas jį supranta kitaip, bet kuomet psichinė energija nebeteka į aukštesnius centrus ir tada prasideda ligos. O jeigu mes ir patiriam kažkokius tai iššūkius, mes visada nugalėsime juos, jeigu turėsime sąjungą su Dievu. Aš klausimų nebeturiu, galbūt auditorija turi klausimą. Tai jo, tai jeigu klausimų neturime, tai... Tai aš dar tikrai puiku ir dar kartą kartuojuosi. Kad dar kartą kartuojuosi, kad tikri žmonės, tikroji konferencijai ir darykime. Ir tikrai Dievas maitina sielą, kaip mokytojas sako mūsų, kur bus sekantis parašym, o siela maitina kūną. Tai iš tų pozicijų žiūrint, turbūt yra atskaitos tašką reikia pakeisti vidui ir keičiasi viskas iš esmės. Tai jau dėkui, Vyteni. Ačiū labai. Pažįstami produktai.